Sveiki, aš Mantas ir keliauju iš Gibraltaro į Hamburgą. 3,5 tūkstančio kelionė dviračiu. Ir šiuo metu išvažinėjau iš miestelio Almerija, Ispanija ir esu Ispanijos olų sūkuryje. Nu ką, palieku viską kaip radau ir į kelią. Yra niuansėlis. Porą įtrūkimų yra ant padangos gerai. Thank you. That's it. Road again. Oi, nuo kalno kaip gera vėjelis, belia kaip karšta yra, kur pučia vėjai tarp uolų ir mažai augmenijos. Ir nėra taip lygu, minu. Gal ko man čia taip šiandien nesimena, gal po vakar ilgos dienos. Bet pasirodo, kad čia sukilimo yra nemažai. Tai žodžiu, dirbu savo darbą, tai yra kojas dirba, o aš grožiuosi vaizdais. Baigsis kalnas, liks dar 6 šiandien. O, kaip tik kempingas kažkoks. Mačiau driežą kokį didelį. Sveiki. Tai gavau atsakymą. Sėkmės, tada geros dienos jums viso. Nebloga čia kalniuką pasirinkau. Beveik 0,5 kilometro sukilimas ir 10 kilometrų taip į viršų. Tai nėra taip statu labai. Nu kaip, yra statu, bet vargina, kad ilgai pastovius vinimas į kalną. O tarp kitko, tikriausiai navigacijai nepasižymėjau, kad vengti sukilimo. O antrą dieną prigrybavau su maršruto, todėl, kad naudojau prieš tai Komoot appsą, nes man atrodė jis patogus, bet jis siūlo visokius pėsčiųjų takus važiavimui, kas nelabai yra logiška. Ir pabandžiau Stravai susiplanuoti. Prieš kokius 2-3 metus buvau naudojęs. Tai truputį patobulėjo, atrodo. Ir kuo grįsta viskas yra, kad
maršrutą dėlioja pagal tai, kaip žmonės iš tikrųjų važiuoja, ne kaip atrodo kompui, o pagal istoriją keltų važiavimo Stravoj rodo karštuosius taškus, kur važiuoja dviratininkai. Tai toks labai, kaip nėra labai išmanus, bet geresnis būdas rasti gerus kelius. O šitą, tai galvoju, man pasiūlė dėl to, kad kas daro treniruotės, tai mielai užmina. Bet aš su 120 kg į tą kalną, tai dūstu. Bet smagu. Pradeda man patikti kalnai ir bus įdomu pamatyti Alpes. Kalnas yra toks dalykas, kad nemalonu jį pamatyti, o užmynus be galo malonu matyti vaizdus nuo jo. Vau, atperka visas prakaito ašaras, lašelius. Smagiai. Nu ką, įveikiau šiandienos bosą. Užtrukau tikriausiai virš valandas. Net nebesigaudau laike. Gal pusantros. Ta prasme čia nesibaigė. Aišku, vaizdus labai gražius mačiau. Už manęs dar yra bažnyčia ant kalno. Net nežinau, aš jau visas nuodėmes išpažinau, mindamas į viršų. Nu ką, dabar šalsiu, spausdamas stabdžius ir būsiu draskomas vėjo. Labai šalta čia viršui. Bet labai gražu. Darosi šalta, įsidėjau pirštinės striukę ir leidžia šito labai gražiu keliu. Labai daug gėlyčių ir kvepia visi laukai. Geras, fainai. Greit važiuodavęs to neužžodžiu, todėl stāv. Tai ką, labas rytas. Vakar jau nieko nebefilmavau, nufilmavau važiavimą nuo kalno, bet važiuodamas tiesiog viską nušalau iki kauliukų. Ta prasme, net koja šala, nes tiesiog nejudi ir spaudinėja, stabdė. Vėjas belia koks, tai žodžiu sustojau degaliniai. Kola, čipsai, snikeris, suvalgiau. Apsirengiau šilčiau ir galvoju, nu gerai, dar reikia paminti, kad bent 100 būtų kilometrų. Bet minu ir taip dairausi iš šonų, galvoju, aš esu tarp kalnų, toks slėnis gražus,
O blema, čia gal būtų gerai ir išnakvoti tiesiog. Ir jau greitai temo. Ir ką, šokau aš už kalvelės prie kalno. Ir žiūriu, va čia labai tokia smagi vieta, jau šalia ir kelias, bet nelabai matausi. Ir pastačiau palapinę, dviratį pasiguldžiau. Ir, žodžiu, pradėjau migdytis. Bet po valandos pradėjo tokia sirena varyti. Ir galvoju, kas čia per paukštis toks, kas 3 sekundės. Ir pasirodo, kad čia yra sirena nuo laukinių gyvūnų, kad jo, jie neitų. Tai visą naktį iš tikrųjų jinai kaukė. Tai aš įsidėjau ausines ir bandžiau išmigti. Užmigau, prabudau, tada šalta, tada apsirengiau, tada vėl šalta. Žodžiu, visa naktis tokia kova su šalčiu. Bet vienas labai geras dalykas yra, kad pavyko anksti atsikelti, nes tiesiog jauti, kad šalta, gal jau kyli ir tada jau matai šviesą per palapinės uždangalą. Tai va, šiaip vieta labai graži, esu tarp kalnų, vakar įveikiau apie 87 ir 83 kilometrus, bet buvo labai didelis sukilimas, tai buvau kilometrų aukštyje. Ir, žodžiu, dabar jau atkreipsiu dėmesį maršrutą, kad būtų kuo mažiau sukilimo, nes neįmanoma. Ta prasme, aš su tiek daiktų čia pro tokius kalnus varau. Čia mano antras gyvenime aukščiausias kopimas buvo. Tai pirmas buvo Teidai Tenerife ir čia dabar. Tai, žodžiu, daug ką pasako apie tai. O juolab, kad esu su tiek daug inkarų. Tai va, renkuosi palapinę, einu ruoštis į kelią ir, žodžiu, kažkur reiks pavažiuoti truputį ir stoti, galbūt kavos, dar kažko susiplanuoti maršrutą. Tai įveikiau savo baimę, miegojimą gamtoje, tai dėl to labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes anksčiau kažkaip nejaukiai jausdavus. Aišku, pripažinsiu, kad ir nebuvo labai jauku, kai ta sirena pradėjo kaukti, bet kai logiškai supratau, kas tai gal viskas tvarkoja. Tai va, šiaip miestelis labai draugiški žmonės buvo, tai galvoju, tikrai šalia draugiškų žmonių galiu miegoti ramiai. Gerai, varu ruoštis.